Sveiki draugai, esu garaže prie savo BMW. Kaip ir kas kartą prieš lenktynės automobilis yra ant keltuvo, visas pertikrinamas, patikrinamas, atliekama profilaktika, einamieji darbai, skysčiai, važiuoklė peržiūrima, amortizatoriai peržiūrimi, stabdžiai peržiūrimi, kad lenktynių metu nebūtų kažkokių netikėtumų, tai kai visą laiką prieš lenktynės pasidarau profilaktiką ir lenktynėse dažniausiai būnu ramus, bet kartais aišku visko atsitinka, bet kaip sakant, namų darbus visą laiką reikia pasidaryti namie. Tai va, besiruošdamas paskutiniam etapui, kuris vyks Lenkijoje Tor-Poznan trasoje, turėsiu tokią užduotį. Apie ją noriu papasakoti ir pasidalinti su jumis. Kaip žinot, dirbu su stabdžių kaladėlėm Fritech itališkom jau 4 metai ir jau senai noriu ir iš tikrųjų daug kas klausia stabdžių diskų. Daugiau nei pusę metų bendravau su viena gamykla esančia Kinijoje, kuri gamina stabdžių diskus daugiau nei 15 metų ir kaip jie sako, pas juos gamykloje užsakinėja didieji gamintojai iš A, B ir panašių raidžių pavadinimų neminėsiu. Tai labai įdomu. Pavyko su jais susitarti dėl kelių testinių diskų, šiaip jie dirba tik tai didmina ir gamina dideliais kiekiais. Tačiau per tą pusę metų bendravimo pavyko su jais susitarti ir gavau iš jų testinių stabdžių diskus savo BMW, kuriuos ketinu sumontuoti ir testuoti Lenkijoje. Tokia mano ir užduotis bus. Dabar aš prieš save turiu tuos stabdžių diskus kartu su naujom stabdžių kaladėlėm Fritech R80 mišinio. Dėsiu šiuo metu į mašiną ir pagrindinė užduotis bus Lenkijoje testuoti, kaip jie veikia, kaip jie dėvisi ir po lenktynių suvažiavus tam tikrą kilometražą vėl viską išsiardyti, dėti ant stalo ir žiūrėti, kaip kas atrodo. Tai dabar senus stabdžių diskus išėmiau iš automobilio, pasimatavau juos, tai jie yra jau 2 mm susidėvėję nuo gamyklinio storio. Susimatavau naujus stabdžių diskus, susimatavau kaladėlės, skaičiuosiu kilometrus Lenkijoje ir žiūrėsiu, kaip jie dyla, kaip jie dėvisi, kaip jie atrodo ir kaip jie veikia. Tai esminis skirtumas yra koks tarp šių stabdžių diskų. Čia yra originalus BMW stabdžių diskas, kuris yra kaip ir 2 dalių, bet jis yra neardomas su aliumininiu centru. Šitas stabdžių diskas originalus kainuoja 500 eurų BMW atstovybei. Jeigu ten pavyksta kažkokią nuolaidą ten pas juos gauti, tai galima kažkiek ir pigiau nupirkti, bet iš esmės labai didelė kaina. Kuo šitas stabdžių diskas, jeigu su juo bus viskas gerai ir jisai veiks, gali būti pranašesnis, tai pagrinde yra dėl to, kad jis yra 2 dalių ardomas. Bet esminis momentas yra tas, kai sudyla stabdžių diskas, aš galiu keisti tik tai rotorių, o centras lieka tas pats. Tai keičiant rotorius kainuoja tik 250 eurų vienas, tai jau mes turim pusę kainos. Per abu 2 diskus susitaupo labai stipriai. Tai štai kaip atrodo tie stabdžių diskai. Matot, jie neturi jokio gamintojo. Tai kaip gamykla sako, jie gali pagaminti ir užbrandinti taip, kaip užsakovas nori, tik tai turi būti atitinkamai didelis kiekis. Tai laukit naujienų, būtinai pasidalinsiu.
Automobilis sugrįžo vėl į garažą po Lenkijos etapo Tor-Poznan trasoje ir po paskutinio Lietuvos žiedinių lenktynių etapo Kačerginėje. Tai su naujais stabdžių diskais ir kaladėlėm suvažiavom 2 etapus, iš viso apie 300 km. Tai dabar nusiimsim stabdžių diskus, kaladėlės, dėsim ant stalo ir viską susimatuosim. Pasižiūrėsim, kaip viskas atrodo. Diskas nuimtas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai neblogai. Kaladėlės buvo naudotos ir 80, stabdymo koeficientas 0,62. Tai labai agresyvios. Čia senas stabdžių diskas. Čia naujas po 300 km. Dabar bandom viską susimatuoti. Čia turiu užsirašęs naujo stabdžių disko matmenis. Pasižiūrėsim po 300 km, kokie bus matmenys. Na štai, susimatavau stabdžių diskus ir kaladėlės, turiu matmenis, matau nusidėvėjimą ir pagrindinis mano tikslas buvo išsiaiškinti, ar šitie stabdžių diskai, kuriuos testavau, yra iš pakankamai tvirto metalo, kad greitai nediltų, netrūkinėtų, gerai veiktų ir norėjau išsiaiškinti, kaip jie veikia su Freetech stabdžių kaladėlė. Tai reziumuojant viską, matau, kad diskas nudilo visiškai minimaliai. Su Freetech stabdžių kaladėlė jisai draugauja gerai. Tai manau, atsižvelgiant į performansą ir į kainos santykį, vėliau keičiant tik stabdžių diską, rezultatą esu patenkintas.